tie vaistai yra skiriami ne pagal pacientų lygį, tą ligą, ne pagal pacientų skundus. Vaistus skiria taip specialistai, kurie vadovaujasi tik teisės aktais, taisyklėm. Ir žinai, tai gydytojai visą laiką vadovaujasi taisyklėm. Jie nėra gydytojai, tai yra budeliai. Gydytojai jūs marina vaistais. Jie jūs žudo, gydytojai jūs žudo, jų tikslas yra jūs nužudyt. Supranti, klozapino vartojimas sumažina kraujo kiekį organizme jo išgėrus. Tai reiškia, kad tu ne tik blogai jautiesi, tau sunku yra keltis ir judėti. Ir jeigu tu šitą vaistą, tarkim, vartosi dienos metu, tai įsivaizduok, tu negalėsi pasikelt iš lovos, o to psichiatrams tik ir tereikia, kad tu nekeltum jokių problemų, būtum daržovė ir galėtų tave išnaudoti tuose reabilitacijos centruose. Tave galėtų išnaudoti, būtum daržovė, nekeltum problemų, bet viso to esmė yra tai, kad psichiatrai nesiekia jums padėti. Tai yra sistema, tai yra valstybė. Ir psichiatrų tikslas yra reguliuojamos dozės ne pagal žmogaus savijautą, o pagal teisės aktus. Ligoninės esmė yra jūs laikyti kaip gyvulius, kaip žvėris. Supranti? O to rezultatas tai yra tas, kad jūs paklustumėt įstatymo budeliams, pavadinimu psichiatrams. Ir jie priverstų jūs marintis, nuodytis tais vaistais. Tai yra nuodas. Tie medikamentai yra nuodas. Tikslas yra, kad jūs nuodytų. Jūs nuodija kiekvieną kartą išgėrus dozę vaistų. Jūs tampate silpnas. Jums darosi bloga. Jūs negalit pajudėti. Jūs nesuprantat, kas vyksta. Jūs negalit eiti į darbą. Tie vaistai jūs marina. Supranti, vaistai žudo, jie marina jūs. Jie marina jūsų kraują. Kaip pasakius, tie vaistai, jie atima iš jūsų organizmo pagrindinės gyvybinės funkcijas. Supranti? Tos ligoninės yra tam, kad jūs priverstų nuodytis visais medikamentais. O dar yra toks dalykas kaip socialiniai darbuotojai, kurie jūs priverčia dirbti, kurie jūs nusiunčia, nusamdo dirbti neįgaliųjų centrams, o ten iš jūsų paverčia neįgaliuosius, padaro pigiausią darbo jėgą pasaulyje, kurie gauna mažiausią užmokestį visame pasaulyje ir verčiami dirbti juodus darbus. Pranti, tiesiog nusiunčia jūs dirbti už dyką. Tie psichiatrai nusiunčia jūs dirbti už dyką. Arba priverčia dirbti pačiame centre, bet juodai dirbti. Supranti, 3 valandas gamint maistą. Jei jūs priverčia dirbti be atlygio, visą laiką gaminti maistą, jei jums papasakoja, kad šie vaistai, žinai, kad šie vaistai jums padės mąstyti ar kažkaip reaguoti, bet tie vaistai, supranti, tie vaistai iš jūsų atima galimybę gerai jaustis. Supranti, kuo daugiau vaistų gauna žmogus, tuo jam yra blogiau. Ne psichiškai, o fiziškai. Tai ta gydytoja man kniso smegenis visą valandą, supranti. Gydytojų tikslas yra
praknisti jums protą tiek laiko, kad jūs jau niekom nebenorėtumėte skųstis. Tai va, tie vaistai sukelia fizinę negalę, blogą savijautą, silpnumą, jie priverčia jūs būti daržovėm, jūs šlapinatės į lovą, jums teka putos naktį iš burnos. Ten yra lavoninė, suprantate, tos psichiatrijos įstaigos, tai yra lavoninė, suprantate, tai yra lavoninė. Jūs priverčia gulėti lovoj tie vaistai. Tai kaip jūs galite įsivaizduoti tuos vaistus vartoti namuose, jeigu jų tikslas yra, kad jūs gulėtumėte visą laiką lovoj. Mokamą darbą, nes tarkim vaistai jį tenkina, jisai vaistus vartoja ir tarkim, žinai, jisai lankosi tam dienos centre, jis atkreipia dėmesį, jis į save, tarkim, atkreipia dėmesį darbuotojų, tie darbuotojai susirūpino jo veikla, tai jis yra patalpinamas į psichiatrinę ligoninę, iš kur išleidus, jis yra priverčiamas dirbti darbą, vaistais jisai nesiskundžia, tokiu atveju tas žmogus tampa vergu, jis dirba už dyką, jisai yra priverčiamas dirbti už dyką, iš jo yra juokiamasi, jis yra išnaudojamas. Tai va, vaistai neleidžia žmogui, vaistai neleidžia žmogui jaustis darbingam. Jie sumažina jo aktyvumą iki nulio. Kitas dalykas yra tai, jog psichiatrai, kurie paskiriami tave gydyti, tau visų pirma gadina gyvenimą medikamentais, bet kitas dalykas yra tai, kad jie su tavim elgiasi taip, jog tu negalėtum normaliai reikšti minčių. Ką tai reiškia? Aš buvau pas gydytoją psichiatrę ir jinai man praplovė smegenis, taip užpiso mano smegenis, kad aš nesupratau, kas vyksta. Supranti? Gydytojai psichiatrai tai yra konsultantai. Tai yra konsultantai, kurie yra kaip konsultantai. Turiu omeny socialinės reabilitacijos konsultantai. Jie žino, kaip priversti žmogų užmigti nuo klausimų ir atsakymų. Tiesiog tie užsiėmimai labai greit atsibosta. Tai yra, jie neturi jokios prasmės, jie neturi, žinai, kažkokio tai tikslo, jie žmogaus mąstymo nelavina, tai yra tiesiog sausi užsiėmimai, tai yra tiesiog, žinai, sausa praktika, sausi užsiėmimai, kurių metu žmogus priverčiamas jaustis taip, jog jisai suprastų, kad tai yra tokie užsiėmimai, kurie yra specialiai padaryti taip, kad žmogus negalėtų ten gerai jaustis ir nebūtų jam taip lengva tuos užsiėmimus lankyti. Tai yra socialinė ir psichiatrinė pagalba mūsų komunistiniam pasauliui, planetui.